Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą mokyklą. Ši mokykla buvo uždaryta todėl, jog mažoje gyvenvietėje, kurioje ji randasi, gyveno nedaug žmonių, o nuo šalia esančio miesto atvykti buvo gan nemažas atstumas. Taip laikui bėgant mokyklos neapsimokėjo išlaikyti ir ji buvo uždaryta. Mokiniai persikėlė į šalia esančio miesto mokyklas. Nu, o dabar palauksime nakties ir keliausime į vidų. Pirmasis dalykas ten, kur eisim, tai eisim iš karto į rūsį. Tai keliaujam į rūsį. Ir dabar žiūrim, ką čia rasim. Iš tikrųjų, aš tai net nesitikiu, kad čia gali būti pakilimas į pirmą aukštą, bent jau aš taip manau. Pilna visokių šiukšlių, dokumentų papkės. O žodžiu, kažkoks užrašas, rinkiminė apylinkė numeris 28. Čia vėl pilna visokių šiukšlių, čia dar daugiau šiukšlių, visokios dėžės. Čia, man atrodo, šiluminis mazgas. Kompiuterio ekranas senovinis. Pasižiūrim, kas ten toliau yra. Čia visokių elektros dalykų. Ką čia turim? Čia mažas kambarėlis. Irgi primėtyta kažkokių lempų. Ok. Žodžiu, kalėdiniai žaislai. Žodžiu, kol kas pilna šiukšlių. Ok, dabar pasižiūrim, ką čia toliau rasim. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, čia daug šilčiau negu lauke, man atrodo. Jo, žodžiu, stalai, stiklai, visoki daiktai. Čia dujokaukė. Ką radai? Kas čia per daiktai? Juostos. Pilna visokių juostų. Čia matosi nuotrauka. Čia turi matytis viskas. Nežinau, ar jūs kažką mato, bet čia pilna visokiausių nuotraukų. Ir kaip matau, tai susijęs su Sovietų sąjunga. Žodžiu, juostos. Tikriausiai irgi turėjo savo paskirtį šitoj mokykloj. Na, čia dar daugiau visokių suolų, kėdžių, visko primėtyta, užversta. Žodžiu, visko pilna. Taip, dabar galim keliauti toliau. Na ir čia ožys ir dujokaukė. Be filtro. Paprasta dujokaukė, sena rusiška. Čia spintelė, nieko gero, teptukai visokie. Ok, pažiūrim, ko čia dar yra. Aha. Dar viena dujokaukė, bet šį kartą su filtru. Ir galiu pasakyti, gana gerai išsilaikius. Ir taip pat pilna visokių dar daiktų. Čia kažkokie mediniai dalykai. Čia lempos. O čia, kaip suprantu, dujokaukių. Jo. O mazga. Čia pilna dujokaukių, nes aš tik atėjęs atkreipiau dėmesį, kad čia dujokaukių šitie dėkliukai. Nes žinau, kad jie taip atrodo. Čia dėkliukai, man atrodo, dujokaukių. O šitose užpakuotose O, žiūrėk, yra užlipimas, jėga man pasisekė. Aš manau, kad šitose dėžėse, šitose dėžėse pilna dujokaukių. Čia nauji filtrai. Dar užpakuoti. Žinoma, jau nežinau, ar jie galioja dar. Dujokaukė. Seniai, kai krypy. Maža dujokaukė, vaikiška. Žodžiu, šitose dėžėse pilna filtrų, dujokaukių. Gal dar pasižiūrėsim, kas čia.
eglutė. Ok, čia didesnis dujokaukis, žodžiu mažas dujokaukis, didesnis dujokaukis tikriausiai jau bus išneštos. Čia tuščia. O čia kas, pasižiūrim. Pilna dar mažų dujokaukių. Jos baisiai krypiai atrodo. O ten matau didesnės. Ir ant žemės pilna. Taip pat dujokaukių. Dujokaukės. Tiesiog nėra net praeit kaip. Aš net nesitikėjau šito rast. Viena didelė. Žodžiu, seniau, kiek žinau, visi būdavo apmokomi, kaip užsidėti dujokaukės ir kažkokiu tai atveju, kad žinotų, kaip elgtis. O čia tiesiog priversta jų pilna. Ir dar gražiai užpakuotos, nežinau, kodėl jinai blizga. Jos dar gražiai užpakuotos. Ir žodžiu, su popierium viskas kaip priklauso. Ir ten dar dėžė ant dėžės. Žodžiu, pilna dujokaukių. Nu, o dabar, manau, galim judėti toliau. Ir visų dujokaukių modelis, kaip matau, toksai pats kol kas. Čia dar turim kažkokių paveikslų. Lipam aukštyn. Čia užkampis, nieko nėra. Čia laiptinė šiokia tokia. Ir dabar mes būsim pirmame aukšte. Aš net nežinau, į kurią pusę dabar pirmiausiai sukam. Na ir dabar apsižiūrim, kas čia. Apeisim visus kambarius, dar net valikliai lėkia. Tuščias kambarėlis. Dušai, jo, tualetai, kažkas tai tokio. Čia buteliai, žodžiu, visur mus lydi filtrai, dujokaukių, stalčiai, tušti. Dar vienas tuščias kambarėlis. Čia elektros skydinė, kaip suprantu. Ką, jungiam elektrą? Jo. Ir mes taip įsijungia. Ne, nejungsim. O ką gali žinot? Ok. Toks gana creepy kambarys, galiu pasakyti. Atrodo kaip kažkokia virtuvė. Langas tikrai creepy atrodo. Žiūrėk, ten kita pusė. Ten kita pusė mokyklos. Toliau nėra praėjimo. O čia kažkoks koridorius. Iš tikrųjų tai kai kur gana creepy, galiu pasakyti. O klasė. Čia į langus stengsiuosi nešviesti, nes ten yra gyvenamas pastatas. Nu, čia turim puikiausią klasę. Ir kokia čia klasė buvo? Saugaus darbo reikalavimai. Kaip supratau, perskaitęs, tai čia buvo darbų klasė. Žodžiu, darbų klasė. Dar likę stalai. Lenta. Ir čia gal kažkoks kambarėlis. Stalų kažkokie. Ne, čia galbūt netgi galėjo būti darbai visokie. Ištekinti kažkokie, tai žodžio, tik tai. Skaitliukas. Nesisuka, jo dar naujas, galiu pasakyti. Ir elektros, visi kiti dalykai. Ok, galim judėti. Toliau pasižiūrėsim. Šiame kabinete jau apsilankėm. Čia gal kaip mokytojo toksai kambarys, aš galvoju. Personalinis toks. Bats. Čia spintelė. Žodžiu, primėtyta visko, visokių knygų, vinys, siauropiuklio, rėmelis. Galbūt taip jisai vadinasi. Prie langų stengiuosi labai nesiartint. Na ir... Jo. Turim visokių čia įdomių daiktų.
Net ne visų paskirtį žinau. Lauk, aš noriu atsiversti bent jau vieną knygą, techniniai darbai. Viskas parodyta, kaip ką daryti. Žodžiu, mokomoji knyga, kaip elgtis su visokiais prietaisais ir taip toliau. Na, dabar vėl esam koridoriui ir keliaujam toliau. O čia, kaip suprantu, pagrindinis įėjimas. Priėjom pagrindinį įėjimą. Stiklas atsargiai. Čia laiptinė. Rūsy jau buvom. Dabar, kaip suprantu, į šitą pusę mums reikia eiti. Tuščia. Ok, čia tualetas, kriauklė. Dar gana nebloga kriauklė, galiu pasakyti. Galime įdėti toliau. Tikybos kabinetas. Nice. Einam į tikybos kabinetą. Visiškai tuščias, visiškai. Viskas išnešta. Jo, kriauklė. Gerai, galime įdėti toliau. Pažiūrėsim, ką čia rasim. Wow, senė. Biblioteka. Aš tai nustebau, nes ant žemės tiek knygų ir tiek daiktų. Gerai, einam pirmiausiai čia. Man iškart čia sudomino. Net gaila mindyt. Žaliuzės. Knygos, pilna knygų. Čia buvo biblioteka. Ir žodžiu, niekas šitų knygų nesurinko ir neišvežė, nes šitą mokyklą uždarė, nes tiesiog neapsimokėjo išlaikyti. Čia gana nedidelis miestelis, perkelė į šalia esantį didesnį miestą visus. Na, žodžiu, knygų niekas nesurinko, viskas palikta likimo valiai. Kaip krypai, pažiūrė. Kas? Pažiūrė. Pusė kaukės. Žodžiu, visokių žurnalų, visokių knygų, ko tik norit. Lietuviškos, kiek matau, visos. Lietuvos TSR bibliografinės priemonės. Žodžiu, nuo pasakų ligi visokiausių knygų, informacinių. Žodžiu, tikrai įdomu. Sodininkystė, bitininkystė. Lietuvos TSR Žemės ūkio ministerija. Vilnius 1984 metai. Žodžiu, 84 metais išleista knyga. Grožinė literatūra 1971 metai. Ir 1980 ir dar knygos grąžinimo termino lapelis. Niekas jos neėmė, kaip matau, nes nieko neparašyta. Ir žodynų yra. Žodynai, žodžių, visko pilna. Lietuvių rašytojai. Irgi knyga pilna visko. Žodžiu, knygų tai tikrai. Aš kaip supratau, visos paliktos buvo ramybėj. Nei vienos nebuvo pagailėta ir netgi turim nuotraukų, chebra. Čia tai man patinka. Ir čia, kaip suprantu, šitoj mokykloj daryta nuotrauka. Šitoj mokykloj dar kažkada buvę vaikai. O čia taip pat kažkoksai kaip ir susirinkimas, kažkas tai tokio. Viskas likę, palikta ramybėj. Iš tikrųjų, palyginus prieš kitus pastatus, šis pastatas tikrai gan mažai apniokotas. Ok, galim judėti toliau. Apžiūrėjom, apsilankėm šitoj bibliotekoj. Tikrai, man patinka, kaip jinai atrodo. Na ir dabar, čia dar vienas tualetas. Jo, nieko gero. Na ir dabar judam šito koridorium toliau, aš manau. Rūbinė. Atsidaro durys ir tuščia, išdaužyti langai. Ir ten matosi kitas mokyklos galas, bet gal aš nešviesiu. Na, o čia ką turim?
klasė parašyta, bet neparašyta kokia klasė. Ir čia viskas tuščia, spintelės, kriauklė, veidrodis, kažkoks labai mažas. Apsilupusios sienos. Ok, čia biškį pučia vėjas. Klasė. Net neįsivaizduoju, čia kažkoks... What the fuck? Vėjas turbūt. Tikriausiai vėjas tas duris užtrenkė. Jo, žodžiu, Kas čia štai? man patiko. Ne. Spintos. Žodžiu, jo, irgi viskas tuščia. Dar viena maža dujokukė. Pasižiūrim, kas čia. Viskas tuščia. 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 Eik tu seni, tos durys. Tos durys. Smagiai. Jo, judam dabar toliau. Čia tikriausiai mokytojo stalas buvo. Lietuvos paštas. Abonimentas. 2013 metų. Ok, žiūrim, ką čia turim. Čia kur spėjimas, kitą galiu. Klasė. Dar viena klasė. Na ir taip pat tuščia klasė. Tik jinai tuo skiriasi, kad čia kažkokios keistai padarytos lubos. Šitoje vietoje žemesnės. O kokia klasė tai buvo, tai net negaliu pasakyti, nes nieko neparašyta. Čia pilna šiukšlių. Visokių daiktų. Ir man atrodo, kažkur vis tiek šito. Piešinys. Čia irgi piešinys. Žodžiu, atsargiai čia stiklų yra. O, mūgai. Čia kaip ir užkalta. Sporto salė. Tikriausiai sporto salė. Čia dar viena klasė. Čia stalas. Viskas tuščia. Žodžiu, tuščia klasė. Išmėtytos spintos. Tokioj spintoj galima slėptis, jeigu nebūtų tik tai šitų lentynų. Dabar galime įdėti toliau. Čia tikriausiai buvo sporto salė. Ai, čia atsidaro. Aš galvau, kad užkalta. Vau! Eik tu sau! Jėga, seni. Kokia erdvė. Aš galvau, kad mes čia nepateksim. Čia degė grindys kažkada. Čia kambarėliai. Kriauklės, tualetai. Kriauklės, tualetai. Čia tikriausiai persirengimo kambarys. Čia galbūt laikė kokius nors kamuolius ar kažką tai tokio. Kaip ir visose mokyklose. O čia ką turim? Savo tenisų stalas. Čia turim duris, bet aš manau, kad jos į lauką veda. Nuo vėjo. Nežinau, sutraškėjo žodžiu tos durys, bet čia nuo vėjo tikrai. Atidarytas langas viršuj. Čia krepšinio lenta. Čia dar viena kašio lenta. Vėl tos durys seni. Kažkada, kaip matau, tai buvo padegtos grindys. Jo, kažkada tai čia degė. Ką tu ten radai? Kamuolys? Wow. Aš net nesitikėjau čia rasti tiek daug daiktų. Žodžiu, milžiniška salė, milžiniška erdvė.
Ir dar pilna daiktų visokių. Na ir kaip per čia einu, realiai per kamerą nesimato, bet matau daleles ore, dulkių. Dar yra langas. Bet jau galiu pasakyti, kad nepatvarus. Na, dabar, manau, galim judėti į antrą aukštą. Pats laikas judėti į antrą aukštą. Pagalių? Kur? Ai, va. Pagalvis. Įdomu, iš kur čia jos. Galim judėti toliau. Atsidarysim šitas duris, kurios mus biškį gazdino. Na ir dabar kilsim į viršų. Ai, dar čia, žiūrėk, kažkas čia dar yra. Okei. Kaip mes šitaip, dar viena klasė. Gerai, dabar judam toliau. Čia išėjimas tikriausiai. Užkalt. Jo, kiemas. Na, dabar kylam į viršų. Tai yra į antrąjį aukštą, būsim antram aukšte. Matematikos matlankis, ar kaip jisai vadinasi, neatsimenu dabar. Užlipimas ant stogo. Atidarytas. Jo. Tikrai dieną tai būtų labai neblogai. Knygos. Čia tikriausiai biologijos kabineto. Žiūrėk, tai ir čia galima ant stogo užlipti. Žodžiu, ant stogo yra užlipimas, bet lauke labai lyja ir tamsu, tai manau, kad nėra prasmės. Čia akmenys. Čia tikriausiai geografijos kabineto. Tie pavyzdžiai akmenų. Pradedam gal nuo pirmų kambarėlių. Viskas kaip ir tuščia. Viskas tuščia, o čia kažką radai. Okei. Įdomiai, chemijos kabineto. Tikriausiai. Galim judėti toliau. Sekančiam kambarį. Kas čia dar koridorius mažiukas. O čia tikriausiai buvo chemijos kabinetas arba kažkas tai tokio. Karoso vidaus sandara. Čia dar vienas žuves. Tuščia. Čia. Tuščia. Nieko gero. Čia irgi tuščia. Nieko gero. Piešinys įdomus gana. Jo, čia reikia žiūrėti, kur vaikštai, nes primėtyta, pridaužyta stiklų visokių. Žodžiu, čia chemijos paruošiamasis. Čia visi galbūt stovėdavo. Jo, daiktai gali būti. Per šitą spintą matosi kabinetas. Čia kolbų visokių yra, stiklų. Čia koridorius ir čia dar šitas kambarėliai kažkokie tai. Biologijos, fizikos paruošiamasis. Tai žodžiu, biologijos ir fizikos kartu sujungia. Tikriausiai tik vietos nebuvo. Turim irgi visokių daiktų, įdomių. Lapai, čia grinai. Visokie mėginukai. Rusiški užrašai. Akmenys. Visokie akmenys. Žodžiu, visokie daikčiukai. Ok, judam toliau. Na ir dabar žiūrim, ką čia turim. Čia tuščia. Vadovėlių saugykla. Žodžiu, spintose tikriausiai stovėdavo visokie vadovėliai. Na, dabar galim judėti toliau. Ir dabar einam atgal į šį koridorių. Na ir žiūrim, ką čia rasim. Žiūrim, ką čia turim. Čia matau išėjimas. Kažkur reiškia baigsis koridorius.
Dar viena tuščia klasė. Suolai kaip ir savo vietose. Čia ką turim? Čia visokie matematiniai dalykai, kaip suprantu. Formulės gal. Gali būti. O, čia spinta ir vėl visokie matematika. Suolai kaip keistai sujungti. Jų negalima būdavo perstumti. Jie sujungti vieni su kitais. Okei, judam toliau. Kambarys panašiai sudėliota kaip pirmą aukštą. Jo. Čia turim vėl klasę, kaip suprantu. Vėl visokie daiktai. Lentos. Čia dabar iš vienais klasės. Tikriausiai kiekviena klasė tuščia. Žodžiu, nemažas koridorius. Čia visokios dėžės, šiukšlės. Na, o čia kas? O, gana gerai apniokotas kabinetas. Tuščia irgi. Čia dar vienas kabinetas. Iš praeities tavo sūnus stiprybės semia. Tikriausiai lietuvių kalbos kabinetas. Bent jau aš taip spėju. O čia visokie. Aš tai manau, kad čia seno projektoriaus. Žodžiu, visokie maži paveiksliukai. Kaip iš juostos. Gerai, galim judėti toliau. Čia pasižiūrim. Tikriausiai tualetas. Jo. Einam toliau. Visokios šiukšlės. Na ir čia toksai kaip pagrindinis koridorius. Ten dar į tą pusę pilna kabinetų. Čia direktorius, o direktoriaus kabinetas. Čia buvo direktorius kažkada. Viskas tuščia. Čia dar vienas tuščias kambarys. Lupta lentelė. Net nežinom, kas ten buvo. Aktų salė. Čia ta aktų salė. Čia ta pati aktų salė, kurioje buvo padarytos tos nuotraukos, žodžiu. Ir kaip suprantu, 2 įėjimai, ar kaip čia? Jo, 2 įėjimai. Tik čia biški strenga durys. Kągi lipam ant scenos. O čia užkulisiai. Žodžiu, čia visokie daiktai, šiukšlės, spintos, tuščios spintos. Ir atsiradom koridoriaus gale. Ir čia turim mokytojų kambarį. Mokytojų kambarys. Taigi mes esame mokytojų kambarį ir kaip matau, čia kažkas miegodavo. Taip, čia kažkas miegodavo. Paveikslai. Čia galėtų kovos kabinetas. Šepetys koks padarytas. Čia tikrai benamiai gyveno, tikrai. Gerai, galim judėti toliau. Užsienio kalbų kabinetas. Tuščias. Tualetas. Na ir vėl esam čia, kur ir atėjom. Tai čia kaip jau ir supratau, kaip ir viską apėjom, ane? O čia rūsys tas. Va, čia gal rūsy dar nebuvom šitoj pusėj. Čia kambarėlis. A, čia jau irgi matau, kad kažkas gyveno. Žodžiu, tuščia. Viskas tuščia. Ok. Dabar leidžiamės žemyn į rūsį. Čia apsemta. Čia apsemta vandeniu. Čia gana didelis rūsys. Ožys dar didesnis. Žodžiu, stalai. Drabužiai padešinė. Jo, visko primesta vėl. Kaip jums patinka šis rūsys? Man tai jis tikrai patinka, nes jis erdvės turi. Jo, mes čia buvom. Apsukom visą ratą. Reiškia, vienas rūsys yra. Tai, kaip suprantu, čia išėjimas į lauką. Tai žodžiu,
Grįžom vėl atgal į Rūsį. Viską išnaršėm, viską apžiūrėjom. Man tai labai patiko, tau patiko irgi. Žodžiu, mum patiko, tad jeigu ir jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir lygiai kito susitikimo.